Dabar maloniai pakviesime pastudijuoti Dievo žodį kartu su mumis. Taigi maloniai sveikiname, kurie mus žiūri YouTube kanale Biblijos radijas TV. Taip pat, kurie čia susirinkę Maironio gatvėje 26B Kaune. Kiekvieną sekmadienį 11 val. Susirenkame studijuoti iš Dievo žodžio, pasimokinti. Maloniai sveikiname tiek Kretingoje brolius seseris, tiek Jonavoje, tiek Kaune. Dievo palaimas mums iš Dievo žodžio studijavimo. Šiandien dieną tęsiame seriją iš serijos 3 didžiosios dienos. Iš serijos 3 didžiosios dienos. Šiandien vadinasi paskaita Kelionė į Morijos kalną. Kelionė į Morijos kalną. Taigi ši istorija ir simbolinė reikšmė šios istorijos. Kaip pagrindinė eilutė, Pradžios knyga, 22 skyrius, nuo 1 iki 4. Pradžios 22 skyrius, nuo 1 iki 4 eilutės. Taigi, mylimi broliai seserys, dar kartą šiandien tos 3 didžiosios dienos, tačiau skirsis nuo ankstesnių paskaitų tuo, kad nors ir toliau mus lydės tos 3 simbolinės dienos didžiosios, po 1000 metų kiekviena diena, pagal 2 Petro 3:8 ir Psalme 94 eilutė, pagal tos nurodymus, išaiškinimus, kaip jie skambėjo. Sako, viena diena pas Viešpatį yra kaip 1000 metų. Raktas į daugelį švento rašto vietų. 1000 metų kaip viena diena. Į tai nebus 3 dienos, skaičiuojamos jau nuo mūsų Viešpaties buvimo žemėje. Mes ėmėm tas dienas 1000 metų nuo Jėzaus pirmojo advento arba pirmo atėjimo. Tai nuo Domo reiškia 5 diena, 6, 7 didžiosios dienos buvo. Bet 3 pirmosios 1000-metinės dienos žmonijos istorijoje. Dabar paimsime nuo Adomo iš karto 3000 metų šią istoriją ir pamatysime, kad taip pat yra tos didžiosios dienos, simbolis yra 1000 metų, reiškia žmonijos istorija. Pirmieji 3000 metų žmonijos istorijos. Šią istoriją rasime Pradžios 22 skyrius 1-4, o vėliau aptarsime šios istorijos simbolinę reikšmę. Paskaitykime Pradžios 22 nuo 1 iki 4 eilutės. Po šių įvykių Dievas mėgino Abraomą. Taigi pasakoma istorija, kodėl tai buvo, reiškia, sako, mėgino Abraomą. Jis tarė jam, Abraomai, tas atsiliepė, aš čia. Tada jis tarė, imk Izaoką, savo vienintelį sūnų, kurį myli, vienintelis, sako, nors žinom, su Hagara buvo dar vienas. Vienintelį sūnų, kurį myli, ir eik į Morijos šalį, ten aukok jį kaip deginamąją auką ant aukuro, kurį tau parodysiu. Abraomas atsikėlė anksti rytą, pasibalnojo asilą, pasiėmė jaunuolius ir Izaoką, savo sūnų, prisiskaldė malkų deginamai aukai ir išėjo į vietą, kurią jam Dievas buvo nurodęs. Na, daugelis sako, oi, tai netikra istorija, kad žmogų sudeginti reikia, oho, kiek kubų malkų. Na, ir taip toliau, ir taip toliau. 4 eilutė, 3 dieną, ir štai tas raktas, 3 dieną. Abraomas iš tolo pamatė tą vietą. Ir pakalbėsime apie simbolinę reikšmę to fragmento.
Tai, kad Izaoko paaukojimas turi simbolinę reikšmę, yra akivaizdu. Net ir tiems, kurie Senajame testamente nemato jokios kitos simbolikos. Nemano, kad ten kažkokia yra perkeltinė prasmė bet kurioje istorijoje. Ir štai komentaras iš Wikipedijos. Taigi viešai prieinama, jau reiškia įvairių denominacijų, ten žmonės. Ir atkreipkim dėmesį į kai kuriuos jame vartojimus žodžius. Ką jie patys sako? Jau čia nereikia gilintis į pagal tam tikrų reformatorių mokinimus. Tiesiog tikintieji iš įvairių denominacijų štai kaip komentuoja šią istoriją. Naujasis testamentas, pacituosime iš Wikipedijos, yra adresas konkretus. Naujasis testamentas aukojimą Izaoko interpretuoja kaip Abraomo tikėjimo liudijimą. Ir paremia keletą eilučių ir perskaitykime. Jokūbo 2 skyrius 21, Jokūbo 2:21. Argi ne darbais buvo išteisintas mūsų tėvas Abraomas, aukodamas savo sūnų Izaoką ant aukuro. Taigi, sako, tikėjimas buvo atbaigtas darbais. Kalbama apie tikėjimą. Žydams arba hebrajams 11 skyrius nuo 17 ir 19, Žydams 11 nuo 17 iki 19 eilutės. Tikėjimu, vėl pabrėžia, tikėjimu Abraomas aukojo Izaoką, kai buvo mėginamas. Jis, kuris buvo gavęs pažadus, atnašavo savo viengimį sūnų, apie kurį buvo pasakyta, iš Izaoko bus pašaukti tavo palikuonys. Ir dabar aiškina tą esmę. Jis suprato, kad Dievas gali prikelti net iš mirties. Taigi mes suprantame, kad tai perkeltinė jau kalba, pats šventas raštas atsako. Kad, reiškia, jis suprato, kad Dievas gali prikelti net iš mirties. Ir atgavo sūnų tarytum iš numirusių. Bažnyčios tėvai tokie kaip Klemensas, Aleksandrietis, Tertulianas interpretavo tai kaip Kristaus aukos tipą. Ir pabrėžiam, ne vien tik čia tą žodį naudojam, bet ir kiti krikščionys tą žodį naudoja. Tipas. Tipas. Reiškia, tam tikra istorija yra vaizdas, turintis perkeltinę prasme. Tipas vadinasi. Izaoko surišimas buvo interpretuojamas kaip Jėzaus nukryžiavimo pranašystė. Tai kalba kiti krikščionys. Krikščionių rašytojai pastebėjo paralelės, vėl žodis paralelės, reiškia perkeltinė prasme, tarp abiejų istorijų, kuriuose Abraomas buvo prilyginamas, taigi paralelės, prilyginamas, tipas, sakome tie žodžiai, prilyginamas Dievui tėvui. Abraomas, ne tik, kad Izaokas simbolizuoja Jėzų, bet čia pat jau supranta krikščionis, kad Abraomas buvo prilyginamas dangiškam tėvui, paaukojusiam savo vienintelį sūnų. Izaokas, nešantis malkas aukurui Morijos kalne, buvo Jėzaus nešančio ten kryžių tipas arba simbolis. Vėl tie žodžiai, tipas, simbolis. Aukojamas avinas simbolizavo nukryžiuotą Jėzų. Vėl simbolizavo žodis. Taigi, ta informacija Wikipedijoje yra prieinama. Deja, dauguma krikščionių nemato visų šios istorijos detalių. Papildomai dar ir, pavyzdžiui, kokios detalės? Ką simbolizuoja asilas, du tarnai, malkų skaldymas, ten sakė, malkas skaldė prieš ateidami. Deginamosios aukos vietos pamatymas iš tolo trečiąją kelionės dieną, tai yra mūsų šiandienos tema, ar Izaoko pakeitimo avinu reikšmės. Nemato tų reikšmių, bet suranda bendrą šios istorijos tokią bendrą prasmę, mėgina suprast, arba iš viso tik tai interpretuoja kaip istorija atsitikusi su Abraomu.
visas susijusias detalės galbūt ateityje galėsime išgirsti paskaitoje, jeigu Dievas leis, kada Izaoko aukojimas atskirai turėtų būti tema, nekalbant jau apie mūsų temą. Taigi norėtumėm atkreipti dėmesį į keletą detalių, į du asmenis, galima sakyti, kurie nurodo į Dievą. Toj pačioj istorijoje du asmenys, kurie nurodo į Dievą. Nes vienas iš jų yra Abraomas, tai tikrai aišku, tai simbolizuoja Dievą, dangiškai tėvą, atiduodantis aukai savo sūnų, bet šiame vaizde taip pat yra pats Dievas dar dalyvauja, kuris bando, sako, išbando Abraomą. Kaip supras, Dievas išbando save, išbando Abraomą. Pasakė, kad Dievas mėgino išbandyti Abraomą. Tai pirmą eilutę mes skaitėme, tai jau tiesiogiai Dievas dalyvauja ir dar Abraomas simbolizuoja Dievą. Kaip tai suprasti? Kiekvienas iš jų turi parodyti Dieve kažką kitą. Kokią nors kitą jo savybę ar savybės. Kadangi antroje eilutėje pabrėžiama Abraomo meilė Izaokui, sako, imk Izaoko, savo vienintelį sūnų, kurį myli. Abraome matome ne visą Dievo charakterį. Abraomas yra, bet tik jo meilė. Atskirai Abraomas simbolizuoja Dievo meilę. Dievą, jo vieną iš elementų meilę, kuri nebūtinai turėjo, kaip ir iš pirmo žvilgsnio atrodytų, būti tokia didelė, kad, sakytų, sutiko su Jėzaus mirtimi. Ne pats, bet su Jėzaus mirtimi sutiko. Todėl pirmoje eilutėje, sako, po šių įvykių Dievas mėgino Abraomą. Pirma eilutė, kalbama apie Abraomo išbandymą, išmėginimą, ar jis bus pajėgus paaukoti tokią auką. Taigi, ar Dievo meilė gebės paaukoti tokią auką, kaip savo sūnų vienintelį. Palyginsime Jono 3.16 su kitom eilutėm. Taigi, Dievas nebūtinai turėjo taip mylėti pasaulį. Jo meilė nebūtinai turėjo būti tokia didelė, bet laimė ji buvo didelė. Laimė žmonėms ji buvo didelė, ta meilė. Jono 3.16 skaitome, Jono 3.16 aiškina kaip centras švento rašto, nes Dievas taip pamilo pasaulį. Pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų. Kai kurie sako, ne, aš tokio Dievo nenoriu, kuris savo sūnų aukoja. Negaliu patikėti, meilės Dievas savo sūnų kraują, reiškia, numatė. Bet sako, Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Skaitome Romiečiams 5.8, dar kitą eilutę, Romiečiams 5.8, o Dievas mums parodė savo meilę. Tai reiškia tas bruožas Abraome. Tuo, kad Kristus mirė už mus. Tai kai tebe buvome nusidėjėliai. Pirmo Jono 4.9, dar vieną paskaitykime, 1 Jono 4.9. O Dievo meilė pasireiškė mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį sūnų, kad gyventume per jį. Taigi dar kitas tekstas, taip pat, ta meilė pasireiškė mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį sūnų, kad gyventume per jį. Ne pats atėjo, bet atsiuntė savo sūnų. Kokia Abraomo istorijoje yra Dievo reikšmė? Jis turi parodyti save
iš kito požiūrio taško nei Abraomas. Nes yra Abraomas simbolizuoja Dievo meilę, taip pat Dievas, taip pat šioje istorijoje dalyvauja. Kokius bruožus jis tada dar parodo? Nes kitaip neturėtų prasmės, jeigu tas pats per tą patį būtų. Tas kitas požiūrio taškas yra parodyti jo kitas charakterio savybės, iš kurių 3 pagrindinės yra teisingumas, išmintis ir galia. O Abraome parodė dar ir meilę. 4 tie charakterio bruožai, kurie parodyti ir vėliavose atskirai. Jo išmintis sugalvojo būdą, kaip išgelbėti žmogų, kurį teisingumas, svarbiausia Dievo charakterio savybė, galėjo priimti kaip teisingą atpildą, išpirkimą, o galia galėjo tai įvykdyti. Beliko išbandyti Dievo meilę. Reiškia, yra tie charakterio bruožai, teisingumas, išmintis, galia, bet simboliškai reikėtų pažiūrėti, kaip su ta Dievo meilė. Ir ta Abraomo istorija parodo, ar ji bus pajėgi tokiai aukai ar ne. Ar siųs savo sūnų, ar vis dėlto Adomas mirte numirs ir taip bus kaip gyvulėlis, be prikėlimo ir taip toliau. Taigi, mylimieji broliai ir seserys, Dievas šioje istorijoje simbolizuoja Dievą savo išmintyje, teisingume ir galioje, o Abraomas šioje istorijoje simbolizuoja Dievą savo meilėje. Izaokas simbolizuoja šioje istorijoje Jėzų. Izaokas lygu Jėzus, Dievo ypatingos meilės objektas. Taigi Izaokas, Jėzus, ypač mylimas asmuo, turėjo būti paaukotas ant kalno Morijos žemėje. Morijos žemė simbolizuoja aukos sferą. Morijos žemė aukos sferą. Kaip deginamoji auka. O ką tas reiškia deginamoji auka? Taigi, kurią Dievas galėjo priimti visą. Reiškia visą, yra vertas visas būti priimtas. O tai rodo, kad joje nebuvo nieko netobulo. Toje aukoje, kuris sudegė akimirksniu, priimama ugnimi, reiškia, nebuvo nieko netobulo, ko Dievas negalėtų priimti. Ant tokio tipo aukų Dievas siuntė ugnį iš dangaus. Kada imame daug kitų istorijų, Dievas atsiunčia ugnį ir paima tą auką. Ne vien šita vieta. Kitos vietos dar yra apie aukas. Kas buvo įrodymas, kad jis jas priėmė. Ir kada mąstome, kaip tas Abelis ir Kainas suprato, ar teisingai pasielgė ar ne, taigi tikriausiai po tokio priėmimo Abelis suprato irgi, kad Dievas priėmė jo auką, o Kainas, kad jo nepriėmė aukos. Taigi 3 eilutę skaitome, pradžios 22:3. Abraomas atsikėlė anksti rytą, pasibalnojo asilą, pasiėmė jaunuolius ir Izaoką, savo sūnų, prisiskaldė malkų deginamajai aukai ir išėjo į vietą, kurią jam Dievas buvo nurodęs. Vat matome, vėl čia Dievas dalyvauja tiesiogiai. Abraomas simbolizuoja Dievą ir Dievas tiesiogiai yra toj istorijoje. Taigi 3 eilutė kalba apie tai, kad Dievas simboliškai anksti ryte pradėjo ruoštis aukoti Izaoką arba Jėzų. Abraomas irgi simbolizuoja Dievą, taigi Dievas anksti ryte pradėjo ruoštis Izaoką aukoti.
Mes tiksliai nežinome, kada tai įvyko, bet Biblijoje yra 2 įrašai, kurie šiek tiek paaiškina šį dalyką. Paskaitykime 1 Petro, 1 skyrius 19-20. 1 Petro, 1 skyrius 19-20. Sako, bet brangiuoju krauju Kristaus. Paaiškina to avinėlio simbolį visam šventam rašte. Brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir dėmės. Todėl galėjo visą priimti. Jis buvo numatytas ir dabar aiškina dar prieš pasaulio sutvėrimą. O apreikštas šiais paskutiniais laikais jums. Taigi laikas svarbu Dievo plane, ar ne? Svarbu. Paskutiniais laikais jums buvo apreikšta. Išpirkos, taigi planavimas įvyko prieš pasaulio sukūrimą. Prieš Adomo sukūrimą dar. Jau Dievas nešiojo tą mintį savo širdyje. Prieš Adomo sukūrimą. Nors niekas išskyrus Dievą nežinojo, kada Logos apie tai sužinojo kurį laiką prieš ateimą į žemę tik tai. Logos. Prieš ateimą į žemę. Tuo tarpu žmogus Jėzus, kada Logos tapo kūnu, tai jau vadinamas žmogus Jėzus, tik Jordane, kai jam atsivėrė dangus. Dievas nešė šią naštą savo širdyje nuo labai senų laikų. O gal net visuomet, nežinome, nes tai už mūsų žinojimo ribų. Kad suprastume, kad vis dėlto tai buvo dangiškojo tėvo širdyje ir tai, kad jam tai taip pat buvo didelis skausmas, gal net daugiau nei pačiam Jėzui. O tai matome iš Abraomo istorijos, kai Abraomas nenorėjo pasakyti, kas bus auka. Kai Izaokas klausė iki pat tam tikro momento. O kaip klausė, prisiminkim, Pradžios 22:7 ir 8, Pradžios 22:7-8, Izaokas tarė savo tėvui, mano tėve, o tas atsiliepė, čia sūnau. Jis klausė, štai ugnies ir malkos, bet kur yra ėriukas deginamai aukai? Sūnus eina ir dar nežino, kad jis bus ta auka. O tėvas jau žino iš anksto, prieš daugelį amžių. Simboliškai Dievas. Abraomas atsakė, Dievas parūpis savo ėriuką deginamai aukai mano sūnau. Taip juodu ėjo toliau. Čia matome, kad dangiškasis tėvas iki pat paskutinio momento, kiek tik galima, nesuteikė Logosui arba Jėzui tos informacijos, nes žinojimas, jog mirsi, nėra nieko malonaus tame. Ir tai nėra būtina žinoti prieš laiką, iki tam tikro laiko. Dievas neleidžia taip pat ir mums žinoti kai kurios momentus, kaip ir apie mūsų mirties valandą, pavyzdžiui. Nes tai yra matomai geriau, taip Dievo numatyta. Todėl, kai kalbama apie išpirką, Biblija visada pabrėžia, į pirmą vietą iškelia Dievo meilę. Pakartokime tas eilutes Jono 3:16. Jono 3:16. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Romiečiams 5:8. O Dievas mums parodė savo meilę, tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebe buvome nusidėjėliai. 1 Jono 4:9. O Dievo meilė pasireiškė mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį sūnų, kad gyventume per jį. Papildome apreiškimo
13.8, apreiškimo 13.8 dar skaitome. Apreiškimo 13.8. Ir jį garbins visi tie žemės gyventojai, kurių vardai neįrašyti nuo pasaulio sutvėrimo, nužudytojo avinėlio gyvenimo knygoje. Jėzus nukryžiuotas nuo pasaulio sukūrimo ir Adomo nuopuolio. Kai Dievo planas įžengė į įgyvendinimo etapą, nes Adomo nuopuolis padarė taip, kad išpirkos sumokėjimas tapo nebeišvengiamas, negrįžtamas. Reiškia, reikės sumokėti. Adomas nepakluso, nusidėjo. Iki to laiko dar buvo reikės, nereikės, nors numatė vis dėlto, žinome, širdyje jau nešiojo, kad reikalingas bus atpirkėjas. Skaitome toliau, Pradžios 22.4. Pradžios 22.4. Trečią dieną Abraomas iš tolo pamatė tą vietą. Taigi mūsų dienos tema. Trečią dieną Abraomas iš tolo pamato tą vietą. Taigi pagal 4 eilutę, trečią kelionės dieną, tai yra trečiajame tūkstantmetyje nuo Adomo sukūrimo, trečiajame tūkstantmetyje nuo Adomo sukūrimo, Abraomas pamatė tą vietą. Ką tada pamatė? Abraomas simbolizuoja Dievą. Kadangi Dievas nukreipė Abraomą į Morijos kalną, po 3 dienų Abraomas turėjo pamatyti tą Morijos kalną, vietą, kur turėjo būti paaukotas Izaokas. Kaip jis tai pamatė? Jei Jėzus žemėje pasirodė tik tai dar vėliau, po 1600 metų, pridėjus prie tos 3 dienos, prie 2,5 dienų. Pradžioje, antrame šios dienos amžiuje, reiškia 5 tūkstantmečio dienos nuo Adomo, reiškia nuopuolio. Tada tik Jėzus atėjo. O atsakymas yra 4 eilutė. Jis pamatė šią vietą iš tolo. Simboliškai, ką tai simbolizuoja? Iš tolo. Dar neatėjo į tą vietą, bet jau matė iš tolo. Tai yra anksčiau, nei Jėzus atėjo pirmą kartą, reiškia, pirmame advente. Prieš Jėzaus ateimą jau buvo tai parodyta, matė. Anksčiau, matė iš tolo. Ką jis galėjo tada matyti, simboliškai? Kas jau tada egzistavo? Ką galime pavadinti Jėzaus aukos sferos matymu iš tolo? Kad tikrai reikės to pasiaukojimo. Pažiūrėkime, kas įvyko biblinėje istorijoje 3 tūkstantmetyje nuo Adomo. Tiesiog atsiverskime šventą raštą ir sužinokime, kokie įvykiai vyko 3 tūkstantmetyje. Ir mes imsime kaip chronologiją 1656 metai nuo Adomo sukūrimo iki Tvano pabaigos. Turime laikotarpį. Čia gauname, kada sudedame, tam gimė tas ir gauname laikotarpį nuo Adomo sukūrimo ir kada Tvanas pasibaigė. 1656 metai plus 427 metai iki sandoros su Abraomu, dar pridedame plus 430 metų iki išėjimo iš Egipto ir gauname apie 2500 metų. 2513, taigi apytiksliai 2500. Didžiosios 3 tūkstantmetinės dienos pusė. Įeiname į 3 dieną. Aiškia, pusė tos 3 tūkstantmečio, 2,5 tūkstančio metų. Būtent tada, išvedęs Izraelį iš Egipto, Dievas įpareigojo Mozę pastatyti padangtę. Štai matome. Pastatyti padangtę. Ir nurodė joje aukoti aukas, iš kurių svarbiausia buvo veršio auka suderinimo dieną.
Taip Dievas iš tolo, simboliais, vaizdais, šešėliais parodė Jėzaus auką kaip išpirką už Adomą. Dar prieš įvykstant tam įvykiui, jau iš tolo, jau čia pat mes to prieisim tą trečią dieną, bet dar iš tolo tik tai pamato tą, kad Jėzui reikės aukotis, tai simboliais, vaizdais, šešėliais. Kaip išpirka už Adomą, kuri turėjo būti aukojama maždaug 1600 metų vėliau, per pirmąjį adventą. Tikslus padangtės statybos aprašymas pateikiamas Išėjimo 25-31 skyriai, galite namuose patyrinėti. Padangtės statybos aprašymas Išėjimo 25-31 skyriai neskaitysime, nes tai būtų per daug laiko užimtų. O Veršio, Jėzaus žmogiškos prigimties auką, mes paskaitysime Kunigų 16, 5, 6, 15. Kunigų 16 skyrius, 5, 6, 15 eilutė. Rašo taip. Jis ims iš Izraelitų 2 ožius aukai už nuodėmę ir aviną deginamajai aukai. Araonas aukos veršį aukai už savo nuodėmę ir sutaikins save ir savo namus. 15 eilutė. Paskui aukos ožį už tautos nuodėmę. Įneš jo kraują už uždangos, pašlakstys juo 7 kartus prieš dangtį ir 7 kartus ant jo. Permaldojama dangtis, tai reiškia sandoros skrynioj, angelai, ir jie žiūri į tą permaldojamą dangtį ir ten kryžiumi šlakstoma kryžiumi, reiškia krauju. Reiškia, prieš juos įneš jo kraują už uždangos, pašlakstys juos 7 kartus prieš dangtį, 7 kartus ant jo. Kaip tai darė su Veršio krauju. Taigi, riebus veršis už save, reiškia mažąją kaimenę, už savo namus, levitus, o liesas viešpaties ožys už žmonės. Kunigų 9.7 dar pridėkime. Kunigų 9.7. Tada Mozė sakė Araonui, eik prie aukuro ir aukok savo auką, už nuodėmę ir deginamąją auką. Ir atlik sutaikinimą už save ir aukok tautos auką ir sutaikink ją, kaip viešpats įsakė. Araonas priėjo prie aukuro ir papjovė veršį, sakoma, pabrėžiame. Veršį aukai už savo nuodėmę. Kur matyti, kad iš tiesų veršio kraujas buvo visų ir kunigų, ir levitų, ir tautos sutaikinimo pagrindas. Iš tos 9.7 kunigų suprantame. Šių aprašymų skirtumas yra dėl to, kad kunigų 16 skyrius išsamesnis ir parodo 2 etapų Jėzaus išpirkos nuopelnų panaudojimą. Kunigų 16 mes skaitėm 16 ir 9 skyrius. Tai 16 skyriui 2 etapai parodomi, kaip Jėzaus ta išpirka panaudojama. Pirmas, kaip riebus veršis už tuos, kurie šiame gyvenime ateina pas Dievą per tikėjimą ir pasiaukojimą, pasišventimą. Šiame gyvenime nedaugelis žmonių. Tie, kurie eina siaurų kelių, beveik nematoma pasauliui. Nedaug žmonių, mažoji kaimenė. Ir antra, kaip liesas ožys. Taip pat yra Jėzaus išpirkų nuopelnai pavaizduoti kaip liesas ožys. Už visą likusią žmoniją, pažadinta iš kapų. Ožio kraujas traktuojamas tiksliai taip kaip veršio 15 eilutė. Sako, paskui aukos ožį už tautos nuodėmę, įneš jo kraują už uždangos, pašlakstys juos 7 kartus. Reiškia 7 kartus ir ant jo, kaip tai darė su veršio krauju. Taigi, lygiai tas pats, kaip darė su veršio krauju, taip ir su ožio krauju. Antras etapas reiškia visą likusį žmoniją, jai pritaikomas išpirkimas
išpirkimo nuopelnai, tas išvadavimas, kada jie bus prikelti iš kapų. O kunigų 9 skyrius rodo visos žmonijos sutaikinimą nepriklausomai nuo laiko, kada jis įvyksta, šiame gyvenime ar po išėjimo iš kapų. Bendras vaizdas. Ir jis įvyksta tik vien ir tik dėl simbolinio veršio arba Jėzaus aukos. Iš ko galima daryti išvadą, kad ožio kraujo šlakstymas ant permaldojo dangčio lygiai taip pat kaip ir anksčiau buvo šlakstomas ir veršio kraujas. Yra tik simbolinio veršio Jėzaus nuopelnų sugrąžinimas, kuris remiantis tikėjimu priskiriamas tiems, kurie šiame gyvenime, tikėdami Jėzaus krauju, atiduoda savo gyvenimą Dievui, pirmas etapas, o po to mirties jau nebereikia. Reiškia, simboliškai kūdas meilėje ožys, pats savaime neturėjo jokios vertės, kurią Dievas galėtų priimti kaip auką už ką nors. Visa ožio vertė netobulų ir nuodėmingų žmonių simboliškai, kurie šiame gyvenime ateina pas Dievą per Jėzų ir kuriems reikia išteisinimo, kilo iš jam ir jiems priskirto simbolinio veršio arba Jėzaus kraujo, kuris vėliau grįžta į permaldavimo vietą, į Dievo teisingumą, kad būtų panaudotas pasauliui. Taigi, pirmiausia, atpirkimas panaudojamas renkamoms klasėms, o po to visam pasauliu, karalystėje. Tie 2 etapai panaudojami. Norėdami geriau suprasti tai, ką Abraomas matė iš tolo, pereikime prie Pauliaus paaiškinimų. Bendrai šie paaiškinimai taip pat galite pasiskaityti Žydams 7 iki 10 skyriaus, nuo 7 iki 10 skyriaus. Pradėsime tik fragmentais 10 skyrius nuo 1 iki 14. Ir štai tą gilę perkeltinę prasme Paulius aiškina. Čia ne koks nors reformatorius ar dar kas nors. Paulius, tiesiog šventame rašte jūs galite tai rasti. Kur Paulius aiškina, ką Abraomas matė iš tolo aukose per įstatymą. Negalėjo padėti nusidėjusiam žmogui, todėl turėjo būti pakeista kažkuo veiksmingesniu, į ką aukos pagal įstatymą tik tai nurodė. Va, tos visos aukos, kurios daromos buvo, tai buvo nurodyta į tikrą auką, kuri turės būti. Hebrajams 10 nuo 1 iki 14. Kadangi įstatymas turi tik tai būsimųjų gėrybių šešėlį, o ne patį dalykų vaizdą, jis niekada negali tomis pačiomis aukomis, kurios kasmet vis aukojamos ir aukojamos, ištobulinti tų, kurie artinasi. Argi tos aukos nesiliautų, jeigu aukotojai vieną kartą apvalyti, daugiau nebejaustų sąžinėje nuodėmių? Priešingai, jos metai iš metų vis primena nuodėmes. Ir reiškia, sąžinėje, sako, sąžinėje jaučia tas nuodėmes, kad jos yra. Priešingai, jos metai iš metų vis primena nuodėmes. Juk neįmanoma, kad jaučių ir ožių kraujas panaikintų nuodėmes. Tai buvo tik šešėlis, vaizdas. Todėl, ateidamas į pasaulį, jis sako, aukų ir atnašų tu nenorėjai, bet paruošei man kūną. Apie Jėzų kalbama. Tau nepatiko deginamosios atnašos ir aukos už nuodėmes. Tuomet tariau, štai ateinu kaip knygos ritinėje apie mane parašyta, vykdyti tavo Dieve valios. Taigi matome, čia apie Jėzų kalbama. Anksčiau pasakęs, aukų ir atnašų, deginamųjų atnašų ir atnašų už nuodėmes tu nenorėjai ir nemėgai. Jos aukojamos pagal įstatymą. Paskui paskelbė, štai ateinu vykdyti tavo, o Dieve valios. Jis panaikina vieną, kad įvykdytų kitą, įtvirtintų kitą. Dėl tos valios esame Jėzaus Kristaus kūno auka.
esame Jėzaus Kristaus kūno auka, vieną kartą pašventinti visiems laikams. Kiekvienas kunigas diena iš dienos tarnauja ir daug kartų aukoja tas pačias aukas, kurios niekada negali panaikinti nuodėmių. O šis, paaukojęs vienintelę auką už nuodėmes, amžiams atsisėdo Dievo dešinėje. Nuo tol laukdamas, kol jo priešai bus patiesti, tarsi pakojais po jo kojomis. Vienintelę atnašą jis amžiams padarė tobulus šventinamuosius. Taigi, kadangi įstatymo aukos nebuvo veiksmingos, pakeliant nusidėjėlį ir suteikiant jam amžinai gyvenimą, akivaizdu, kad tiek pačios aukos, tiek jas aukojantis kunigai turėjo būti pakeisti kitais. Tai buvo tik simbolis, vaizdas, šešėlis, kurie galėjo aukoti geresnės aukas, galinčias padaryti tai, ko negalėjo padaryti įstatymo aukos. Ir skaitome Žydams 7 skyrius nuo 11 iki 28 dabar, 7 skyrius nuo 11 iki 28. Jeigu tobulumas būtų buvęs pasiekiamas per levitų kunigystę, taigi ne tik tai, kad gyvulėliai, bet ir tie kunigai nėra tinkami. Kiti kunigai turi būti. Dvasiniai. Sako, jeigu tobulumas būtų pasiekiamas per levitų kunigystę, o tauta jos pagrindu buvo gavusi įstatymą, tai kam dar būtų reikėję iškilti kitam kunigui? Melchizedeko tvarka. Ir nesivadinti kunigu Aarono tvarka. Juk besikeičiant kunigystei, būtinai keičiasi ir įstatymas. O tas, apie kurį tai sakoma, priklausė kitai giminiai, iš kurios niekas netarnavo prie aukuro. Taigi Jėzus negalėjo būti kunigu pagal giminystę. Sako, priklausė kitai giminiai. Juk aišku, kad mūsų viešpats kilo iš Judo giminės, aiškina, apie kurios kunigystę Mozė nieko nėra kalbėjęs. Tai dar labiau paaiškėja, kai iškyla kitas kunigas, panašus į Melchizedeką, tapęs kunigu ne kūniško įstatymo įsakymu, bet nesibaigiančio gyvenimo jėga. Juk jis liudija, tu esi kunigas per amžius Melchizedeko tvarka, ant Jėzaus sako. Ir ant jo visos kunigystės. Šitaip dėl savo silpnumo ir bergždumo atšaukiamas ankstesnis įsakymas. Įstatymas juk nieko nepadarė tobulo ir įvedama tvirtesnė viltis, kuria priartėjame prie Dievo. Jo labiau, kad tai neįvyko be priesaikos. Mat, anie tapdavo kunigais be priesaikos, o šis su priesaika to, kuris jam pasakė. Viešpats prisiekė ir jis nesigailės. Tu esi kunigas per amžius Melchizedeko tvarka. 22 eilutė. Taigi Jėzus yra tapęs geresnės sandoros garantų. Anų kunigų buvo daug, nes mirtis jiems sukliudydavo ilgiau pasilikti. O kadangi šis lieka per amžius, jis turi net šaukiamą kunigystę. Taigi kas yra vyriausias kunigas? Jėzus. Ne popiežystėje, popiežius ar dar kiti. Šis lieka per amžius, jis turi net šaukiamą kunigystę, sako. Todėl jis ir gali visada išgelbėti tuos, kurie per jį eina prie Dievo, nes jis amžinai gyvas, kad juos užtartų. Jau po prikėlimo Jėzus amžinai gyvas, kad juos užtartų. Mums ir priderėjo turėti tokį vyriausiąjį kunigą. Koks yra vyriausiasis kunigas? Šventas, nekaltas, tyras, atskirtas nuo nusidėlių ir išaukštintas virš dangų. Jam nereikia, kaip tiems vyriausiams kunigams, kasdien atnašauti aukas pirmą už savo nuodėmes, paskui už tautos, nes jis tai atliko vieną kartą visiems laikams, paaukodamas pats save. Taigi matome iš tolo, simboliais pasakoma, kaip turės būti ta jautuko auka. Reiškia, įstatymas vyriausiaisiais kunigais skiria žmonės su silpnybėmis. O priesaikos žodis, duotas po įstatymo, paskyrė amžiams ištobulintą sūnų. Ir skaitome 8 skyrių,
Hebrajams 8 skyrius nuo 1 iki 7. Hebrajams 8 nuo 1 iki 7. Bet iš to, ką sakome, svarbiausia yra štai kas. Mes turime tokį vyriausiąjį kunigą, kuris atsisėdo danguje, didybės sosto dešinėje ir tarnauja šventykloje bei tikroje palapinėje, kurią pastatė ne žmogus, o viešpats. Taigi ir ta šventykla turi dar kitą perkeltinę prasme, sako, danguje, kurią pastatė ne žmogus, o viešpats. Kiekvienas vyriausiasis kunigas skiriamas dovanoms ir aukoms aukoti, tad ir šis privalo turėti ką aukoti. Jeigu jis būtų žemėje, jis nebūtų kunigas, nes čia yra kunigai, kurie pagal įstatymą aukoja dovanas. Jie tarnauja dangiškųjų dalykų paveikslui ir šešėliui. Panašiai, kaip buvo pamokytas Mozė, kai rengėsi statyti palapinę. Žiūrėk, sako jis, kad visą padarytum pagal pavyzdį, kurį tau buvo parodytas ant kalno. Bet dabar jis gavo jo prakilnesnę tarnystę, jo tobulesnės, geresnės pažadais besirmenčios sandoros tarpininkas yra. Jeigu ta pirmoji būtų buvusi be trūkumų, nebūtų reikėję ieškoti vietos antrajai. Ir dar 9 skyrius, Hebrajams 23-28. Taigi pats Paulius gilę simbolinę reikšmę įdeda į tas istorijas, kad tos istorijos turi simbolinę prasmę. Hebrajams 9:23-28. Todėl dangiškųjų dalykų atvaizdai turėjo būti šitaip apvalomi, o patys dangaus dalykai geresnėmis aukomis negu šitos. Mat Kristus įžengė ne į rankų darbo šventyklą, tikrosios atvaizdą arba simbolį, bet į patį dangų, kad dabar pasirodytų už mus Dievo akivaizdoje. Ir ne tam, kad pakartotinai aukotų save, kaip daro vyriausiasis kunigas, kuris kasmet įeina į švenčiausią su svetimu krauju. Jis įėjo su savo. Tuomet Kristui būtų reikėję daugelį kartų kentėti nuo pasaulio sutvėrimų. Bet dabar jis vieną kartą pasirodė amžių pabaigoje, kad savo auką sunaikintų nuodėmę. Ir kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti, o po to teismas, šiek tiek mes praplėsime šią eilutę, ką tai reiškia, kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti, o po to teismas. Taip ir Kristus vieną kartą paaukotas, kad prisiimtų daugelio nuodėmės, antrą kartą pasirodys be nuodėmės, jo laukiančiųjų išgelbėjimui. Taigi, antrą kartą pasirodys jo laukiančiųjų išgelbėjimui. Tai kaip supras, dar neišgelbėti pasirodo, tik tai kai antrą kartą ateis. Laukiančių išgelbėti, taigi išvadavimui. Yra atpirkimas jau įvykdytas, antrojo ateimo metu visos tautos ir turės galimybę išsigelbėti laukiančių išgelbėjimui. Taigi atkreipkime dėmesį į 27 eilutę, kuri netaikoma visai žmonijai. Bet kaip rodo kontekstas visos skyriaus, Izraelio kunigams tai taikoma, aukojantiems aukas. Tiems, kurie turi perkeltinę prasme, yra tipas kūniškame Izraelė, kurie aukojo gyvulius, nurodo į tuos, kurie dvasinėme Izraelėje aukoja savo žmogišką prigimtį. Tai patvirtina ir Biblijos mokymai apie žmogaus sukūrimą. Ką ten mokina? Dievas nesukūrė Adomo numirimui. Nesukūrė Dievas Adomo numirimui ir kad po mirties eitų teismas. Daugelis krikščionių taip įsivaizduoja. Numiršta ir po to bus teismas. Bet Dievas nesukūrė Adomo numirimui ir tik kai numirs, tada jau teismas su juo pradės aiškintis. Bet sukūrė gyvenimui, kurio metu, reiškia gyvenimo metu vyksta teismas. Adomas buvo sukurtas ir tada pradžios pasiskaitykite ten 2:17 berods. Ir ten sakoma, kad neimk, to vaisiaus nevalgyk. Jis jau gyveno. Jis gyveno ir gyvenimo metu vyko teismas.
O neištikimybės atveju teismas veda prie mirties, kaip bausmės už nuodėmę. Tai Adomas mirė dėl to, kad tai jau buvo bausmė. O teismas vyko, kol jis buvo gyvas. Tai reiškia, teismas vyksta, kai mes gyvi esame. Tuo tarpu dvasinio Izraelio kunigai iš tiesų pirmiausia mirdavo, o tik po to buvo teismas, vertinamas jų aukos. Kūniško Izraelio kunigų atveju vertinamos buvo aukos, kurias jie aukojo gyvulių pavidalu. Ar viskas buvo tiksliai atlikta, kaip buvo užrašyta ir taip toliau. Tuo tarpu dvasinio Izraelio kunigų atveju, įskaitant ir Jėzų, aukos vertinimas buvo jų pačių žmogiškos prigimties pavidalu arba vaizde parodytas gyvulėliais. Kadangi Dievo teismas arba vertinimas buvo teigiamas, žmogaus, Jėzaus aukos buvo teigiamos. Toks buvo vertinimas. Reiškia, Jėzus aukojosi, mirė ant kryžiaus ir po to Dievas jau vertino po mirties, reiškia, ar atnešė naudą. Taip, buvo teigiamai įvertinta, viskas atlikta teisingai po Jėzaus mirties. Taip pat ir kitų simbolinių kunigų. Taip pat. Ar jie buvo ištikimi, po mirties vertinama. Ar jis bus tas kunigas, sako, jau mes dabar sėdėm danguose, pasodinti sostuose. Ne. Po mirties bus aišku, kai nugalėtojas baigs savo kelionę, Dievas konstatuos jo auką. Reiškia, kaip ir 27 eilutėje, sako, žmonėms skirta vieną kartą mirti, o po to teismas. 28 eilutėje Paulius teigia, taip ir Kristus vieną kartą paaukotas, kad prisiimtų daugelio nuodėmės, antrą kartą pasirodys be nuodėmės jo laukiančių išgelbėjimų. Tai yra, kad antrajame atėjime Jėzus ateina ne tam, kad vėl mirtų dėl nuodėmės, bet dėl išgelbėjimo tiems, kurie jo laukia. Tai reiškia tam, kad suteiktų žmonijai naudos iš savo mirties, kuri buvo už ją pirmojo advento metu. Dievas ją pripažino, įvertino kaip visiškai priimtiną, kaip deginamąją auką ir žmonija pasąmoningai laukia šio išgelbėjimo. Ne visi laukia to Jėzaus ateimo, kai kurie bijo ir taip toliau, bet pasąmoniai visi laukia savo troškimuose. Netiesiogiai, nes meilė gyvenimui yra įkoduota mums kūrėjo jau Edeno sode. Kad kiekvienas nori gyventi ir to gyvenimo laukia, o tai susijęs su Jėzumi. Ir tai paskaitykime Romiečiams 8 skyrius 19-22 eilutės. Romiečiams 8, 19-22. Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo sūnus. Mat kūrinija buvo pajungta tuštybė, ne savo noru, bet pavergėjo gale su viltimi, kad ir pati kūrinija bus išlaisvinta iš suirimo vergijos ir įgys šlovingą Dievo vaikų laisvę. Juk mes žinome, kad visa kūrinija iki šiol dejuoja ir tebėra gimdymo skausmuose. Ir ne tik ji, bet ir mes patys, turintis pirmosius dvasios vaisius, kalba apie bažnyčios sūnus tuos. Ir mes dejuojame, sako, kantriai laukdami įsūnijimo mūsų kūno atpirkimo. Vienoje vietoje jau pasakyta, kad jau jūs pasodinti danguose sėdite. O čia dar sakoma, reiškia, ten avansų pasakyta. O čia sakoma, kad mes kantriai dejuojame, kantriai laukdami įsūnijimo. Vadinami Dievo sūnumis, o sako, laukdami dar įsūnijimo, mūsų kūno atpirkimo. Šia viltimi mes esame išgelbėti. Bet, aiškina tada, bet regime viltis nėra viltis. Jeigu kas mato, tai kam jam viltis? Jeigu tai jau įvyko, tu pasodintas danguje, tai kam tau tikėt, kad, reiškia, sako, čia viltimi dar laukiame. Bet jei vilėmės to, ko nematome, tada laukiame ištvermingai. Taigi, mylimi broliai ir seserys, Dievas simboliškai anksti ryte pradėjo ruoštis aukoti Izaoką Jėzų,
Prieš pasaulio sukūrimą, prieš Adomo sukūrimą. Dievas nešė šią naštą savo širdyje nuo labai senų laikų. Simbolinę trečią kelionės dieną, tai yra 3 tūkstantmetyje nuo Adomo sukūrimo, Abraomas pamatė tą vietą. O tai simbolizuoja, kad išvedęs Dievas Izraelį iš Egipto, įpareigojo Mozę pastatyti padangtę, nurodė joje aukoti aukas, iš kurių svarbiausia buvo veršio auka suderinimo dieną. Taip Dievas iš tolo simboliais, vaizdais, šešėliais parodė Jėzaus auką kaip išpirką už Adomą. Taigi prisiminkime tą eilutę dar kartą, Jono 3,16, Evangelija pagal Jono 3,16, nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Ir 1 Jono 4, 10 eilutė ir 19 mes užbaigėme mūsų svarstymus, 1 Jono 4,10. Meilė ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad Jis mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. Ir 19. Mes mylime jį, nes jis mus pirmas pamilo.